Labas rytas, 5:30, aš jau susiruošęs po namus, lodžyje ir Piper's Lodge. Ir lėkiu, žiūrėkit, saulė ten jau teka, raudonuoja. Jo, debesis. Bus labai fainai. Lėkiu pas savo kolektyvą susitikti. Laukia neįtikėtinas nuotykis, labai laukia. Tikiuosi lietus, spėsim per praktiškai be lietaus praeiti. Štai toks vaizdas. Kai važiavom link čia, tai ant kalno raudonai saulė tekėjo. Tai visai gražiai atrodė ir turėtų viršų išlipus būti giedriau. Tai ką, iki, palinkėkit sėkmės. Greitai einant 5 valandas, lėtai einant 8 valandas. Žiūrėsim, kas čia gausis. Taip, startuojam čia ir tenai nueisim. Štai tenai. Tam, kad susipažinčiau labiau su istorija ir su visokiam smulkmenom, prisijungiau prie gidės. Kai būsime jau su grupe, tai tada varysim vieni arba surasi kokį nors labai linksmą su legendom, gražiom istorijom vietinį, kad mus lydėtų ir pažvengtumėm. Šilta darosi, tai nusirenginėjom, sluoksnius nuiminėjom. Iš manęs haikeris tai prastas, tai aš kažką čia ką turiu. Medvilninių paprastų. Žiūrėkit, debesiukai ir saulė teka. Išlenda pro debesis, kaip gražiai atrodo. Ir čia saulės spindulys per tą ugnikalnį. $340,000 metų atgal visą šitą teritoriją pokštelėjo orą taip, kad susidarė beprotiškai debesis ir užėjo čia visiškai ledynas, pasidarė ledynmetis, žiema tapo. Po to, po 320,000 metų dingo viskas ir prieš 18,000 metų ledynai pradėjo tirpti. Tai va. Nu ką, varom toliau. Klausykit, norit pasakyti dalyką. Daugeliui labai gerai, nes net ir šiltą dieną, kas turi bent 1 centimetrą plaukų, nereikia kepurės. O man dabar yra pakankamai šilta, o dėl vėjo galva šala. O, tai reikia ištraukti kepurę. O iš viso su tai va. Tai net ir vasarą plikiam kepurė reikalinga. Tai kai jums bus sunki diena, pagalvokit, kad jūs turit plaukų ir vasarą jums nereikia nešioti kepurės. Visų diena iš karto pašvies. Linkėjim iš Tongariro trailo. Vien žodžiu, iš manęs tai haikeris. Nuėjom dar tik 4 kilus, aš jau 5 kartus persirengiau, nusirengiau sluoksnius, užsidėjau, susipakavau, išsipagavau. Ant žodžiu, gyvenime nesu ėjęs į tokį haiką, kur ten lipti į kalnus. Ant žodžiu, kalnuose buvęs, bet labiau pažiūrėjęs, pravažiavęs ar su mociu. Ir su automobiliu. Čia dabar tokia vieta, kur padarytas takas, populiariausių Naujojoj Zelandijai šitų trailų. Jį net vadina vienas gražiausių pasaulyje. Nu, nežinau, pažiūrėsiu.
Pagaliau išlindom ir vėjas lengvas atsirado. Prasidėjo stačesnės vietos. Vaizdai tai fantastiniai. Man kažkiek primena Etnos ugnikalnį. Nes lava, krateris, čia tokia briauna į viršų per kraterį užlipti yra. Ten apačioj kažkur yra dykuma, sakė. Ir dar apačioj tame slėnyje yra kareivių poligonas. Pūksta. Ugnikalnis garuoja. And then starting to retreat up and out and evaporating. So it creates this hollow tube. And then over all the eruptions, it's fraction, and then eruptions opens up and gets fractured. And as we're hiking up, you can turn and look back and you can see. Tai, žiūrėkit, aš tikrai atėjau čia, dėl to. Spalva fantastinė, tikrai, wow, marga, marguliuoja gražu. Ir debesis užėjo, ką tik buvo saulės, bet turiu ir foto, ir video su saulė. Koks kosmosas, čia krateris, ten ugnikalnis, ten toks vamzdis susidarė, lava veržiasi. Čia žiūrėkite. Pažiūrėkite, koks ten ežeras, kokios spalvos, nu ten mistinė, žiūrėkit, ar čia tikra. Šakės. Va, susitiksim Naujoje Zelandijoje, truputėlį čia emocijos užpuola. Žinot, tas toks dalykas, kai tipo, galvoja, čia nu vėl photoshopas, netikra. Na, ir kokios spalvos tai yra. Jeigu droną čia paleidus, bet nelegalu. Nu, aš stengiuosi nedaryti tokių dalykų, tai... Gerai, kad dar gidę pasiėmiau, tai labai fainai papasakojo, dalykėlių, legendą. Žiūrėkit, tai yra tenai kažkokių 101 kalnas, kurį mes matėm, kai debesis praėjo, dabar nesimatom. Ir aš klausiu, ar žinai, kokių legendų gidės? Ir jinai sako, tai ugnikalniai Naujoje Zelandijoje kalnai yra daugiausiai vyriško pavadinimo ir yra viena moteriško pavadinimo ugnikalnis. Ir tai, žodžiu, ugnikaliai susimušė tarpusavį ir vienas pralošė, kiti tipo buvo nugalėtojai ir tas vienas buvo priverstas palikti centrinę čia šitą dalį, kur ugnikalniai išsiveržė ir jis vienas atsiskyręs yra ir yra tobulai idealiai apvalios formos, iš viršaus dronų žiūrint Taranaka. Galit paguglinti ir Google Maps'e pažiūrėti, man atrodo, Taranaka jo. Ir labai gražus, tik tai aš iki jo turbūt nenuvarysiu, nes jisai visai man nepakeliui. Bet jo forma visiškai atrodo kaip dirbtinis, žinokit, toks taisyklingas. Ir iš viršaus ir dar kraštelį kaip buožgalvis uodega yra jo iš drono žiūrint, iš satelitinio vaizdo žiūrint. Ir ten legenda sako, kad jisai
liūdėjo, kai jį išvarė pralaimėjus, tas ugnikalnis tempė koją, verkė, tai betemdamas ten koją išdrožė upę kažkokią žymę Naujosios Zelandijos ir ašarom savo užpildė, o po to jau, kai norėjo nušokti į vandenyną, nusiskandinti ugnikalnis, tai gavosi, kad jo koja užstrigo tarp uolų ir jisai liko. Ir ten tas buožgalvio uodega, iš satelinio vaizdo žiūrint, tai kaip jo koja užstrigus yra. Ir jisai liko tenai ant pačio krašto vakariniai Naujosios Zelandijos daly. Let's go! O dabar žiūrėkit, įkišiu į garuojančio ugnikalnio. O, kaip šilta, ypač ant vėjo rankos sušalusios ir drėgna. Ir čia garuoja. Eik tu tau. Geras. Ir žinot, tas kai būna pirmi kartai. Aš nežinau, ar esu matęs toks ežeras. Gerai baigiu šitą emocijų pliūpsnį. Bet iki. Varom į Naują Zelandiją. Rašykit, kas nori varyt kartu. Mėlynas ežeras. Žalsvas, mėlynas, ugnikalnis garuoja. Ten didžiulis mėlynas Emerald Pool. Ten keli ugnikalniai už nugarą. Sutiksim Naujoje Zelandijoje. Dabar tas metas. Pakuojam savo lunchboxus. Nežinau, ar gali būti geresnė vieta pietoms. Sakiau padarysiu sniego angelą, bet paliksiu dalykų dar nebandyti su ateinančiam grupėm patirti. Ir prie spalvotų šitų mėlynų ežerų kraterėse irgi ne visų kraštų priejau, kad dar būtų patyrimo nauja. Tobulai mes viską sudėliojom. Mums liko realiai čia porą valandų ėjimo ir bus viskas. Pačioj pabaigoje gal gausim kažkiek lietaus. Jo, gražu iš tikrųjų. Ugnikalniai, mėlyni ežerai ugnikalniuose, sniego viršūnės. Aš nežinau, ar čia, kaip jie tituluoja, vienas gražiausių haikų pasaulyje, bet sakyčiau, to tokio patyrimo, kur tu rasi 14 ugnikalnio kraterių, 4 ar 5 mėlyni ežerai juose, sniego viršūnės. Ir tu eini 20 km per tos ugnikalnius. Aš realiai apakęs. Nuostabus pirmas kartas buvo. Parodžius dar labai gražų vaizdą. Praėjom melsvus ežerus ir dabar dar nuostabus vaizdas. Dabar prasidės nusileidimas. Bet iš tikrųjų norėjau parodyti vaizdą kitą. Tualeto sustojimas yra štai čia. Taupo ežeras. Jeigu atsistosi šalia kažkur, ne vienas žmogelis yra prasmegęs gilyn. O čia aukštis tai 3, 4, 5 metrai sniego pusnės ir gali prasmegti. Tai geriau eiti per tą taką. Žiūrėkit, buvo, kur dūmai rūksta. Išsiveržė taip, kad nuskrido akmenys mašinos dydžio už 7 km. Ugnikalnio išsiveržimas atrodė va taip, iš lėktuvo lango. Mašina skrenda už 7 km akmuo. Belemtokio dydžio. Šitas gražuolis, kuris yra pusė mano dydžio. Atskrido, žiūrėk, kokia skylė iš to kraterio garuojančio, kai buvo išsiveržimas 12 metais. Tai eini čia per haiką ir tas ugnikalnis išsiveržė, niekam nepastebėjęs, nebuvo jokio seisminio ten.
Gerai, dabar liko nusileisti į apačią. Tai teks privingiuoti, žinokit, ten dėlėn kiek zigzagų. Nu, fantastinė diena. Taip suplanavom, anksčiau išvykom. Labai džiaugiuosi. Mėlyni ežerai, saulėta viršuj. Ir pabaigai nusileidžiančią valandėlį lengvo lietaus su... Bet čia net pusiau lietus ir pusiau kruša. Pabaigai 2 kilometrai liko džiunglės, nuostabios džiunglės. Dar ten aukščiau tai buvo iš vis tropikai, paparčiai va gigantiški. Ir Naujoji Zelandija sako, nu, pas mus ne vien saulė būna, tai, nu, yra ką veikti. Iš tikrųjų tai nusileidimas, belen kokio ilgio, nusileisti sunkiausia. Tai ką, viskas, baigta. Rodo virš 30 000 žingsnių nueita, sako 19,4 km. Arba išsiskaniai pavalgyti. Ką, įveikta. Lekiam toliau. Brangieji, mėlieji ir mielosios ir mylimasios, noriu jūs pakviesti keliauti su nuotykių fabriku aplink pasaulį ir nežiūrėti, o patirti savo kailių nuotykius. Tai lėksime į Braziliją, į Peru, Saudo Arabiją ir su Dakaru ir be Dakaro ralio. Tada keliausime į Mongoliją, Jungtines Amerikos valstijas, į Naująją Zelandiją ir kitas pasaulio šalis. Ate, iki, keliaukime ir tapkime draugais. Bambekliams ne.